Organizacijos veiklos sėkmė priklauso nuo daugybės dalykų. Vienas iš jų yra strateginis ir metinis veiklos planavimas. Strateginis planas – tai organizacijos visos komandos bendras susitarimas, ką veiksim ir kaip veiksim siekdami dirbti efektyviau. Policija savo strateginio veiklos plano neturi, tačiau dalyvauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos strateginį planą. Tam, kad visi geriau suprastume, kaip policijos įstaigos atsiranda veiklos prioritetai, rodikliai bei planai, koks kiekvieno mūsų vaidmuo šiame procese, parengėme policijos įstaigų veiklos planavimo ir veiklos rezultatų įgyvendinimo stebėsenos procesus. Strateginis policijos sistemos veiklos planavimo procesas yra pagrindinis organizacijos valdymo įrankis, padedantis nustatyti policijos sistemos veiklos tikslus, prioritetus, uždavinius, priemones, stebėsenos rodiklius, susiejant su asignavimais ir kitomis lėšomis. Lietuvos policija veiklos planavimo procesą pradeda vidaus reikalų ministerija inicijavus tam tikro laikotarpio strateginio veiklos plano rengimo pradžią. Paprastai tai būna kalendorinių metų rugsėjo-spalio mėnesiais, o dėl finansinės dalies dar anksčiau, gegužės-liepos mėnesiais. Policijos departamento struktūriniai padaliniai ir kitos policijos įstaigos teikia siūlymus dėl 3 metų policijos sistemos tikslų, uždavinių, priemonių, stebėsenos rodiklių bei asignavimų poreikio ir paskirstymo policijoje, taip pat dėl ateinančių metų policijos veiklos prioritetų. Kitas svarbus žingsnis – policijos įstaigų metinių 1 metų veiklos planų rengimas. Svarbu tai, kad policijos įstaigų metiniuose veiklos planuose, atsižvelgiant į policijos įstaigos ar jos struktūrinio padalinio kompetenciją, detalizuojami vidaus reikalų ministerijos strateginio veiklos plano, policijos departamento dalyje nustatyti tikslai, uždaviniai, priemonės, stebėsenos rodikliai ir jų siektinos reikšmės. Veiklos rezultatų įgyvendinimo stebėsenos procesas yra veiklos planavimo proceso pratęsimas, kuris apima atsiskaitymą už planuose numatytus ir pasiektus rezultatus, šių rezultatų įgyvendinimo analizės, vertinimo ir apibendrinimo procesus. Siekiant, kad laiku būtų priimti reikiami sprendimai tiek pažangos, tiek tęstinės veiklos efektyvumui užtikrinti, su veiklos planuose numatytų veiklų įgyvendinimo ir vertinimo rezultatais supažindinama Lietuvos policijos vadovybė. Taip pat sutarėme, kad kas ketvirtį veiklos rezultatų aptarimas vyks ir policijos tarybos susitikimuose. Tai labai svarbu, nes norime proaktyviai reaguoti ir veikti, jeigu kelyje link mūsų tikslų pasiekimo kyla problemų. Veiklos planavimo ir veiklos rezultatų įgyvendinimo stebėsenos procesuose dalyvauja visos policijos įstaigos ir policijos departamento struktūriniai padaliniai pagal kompetenciją. Prisidedantiems prie veiklos plano kūrimo darbuotojams yra suteikiama galimybė teikti siūlymus pokyčiams savo veiklos srityje, kurie gali tapti realiais sprendimais. Tai yra viena iš priemonių, leidžiančių vadovybei išgirsti darbuotojus, kalbant apie aktualias veiklos įgyvendinimo problemas ir kitus svarbius iššūkius. Plano kūrimas leidžia darbuotojams aiškiau suprasti savo vykdomos veiklos tikslus, o darbuotojui supratus, kaip jo kasdienis darbas prisideda prie organizacijos tikslų, atsiranda didesnė motyvacija efektyviau vykdyti veiklą. Veiklos planai taip pat leidžia vadovams racionaliau planuoti užduotis, efektyviau paskirstyti išteklius, susikoncentruoti veiklos prioritetus, daryti pokyčius mažinant perteklinės veiklas. Prisidėjus prie veiklos plano kūrimo ir supratus rodiklių reikšmę, tampa lengviau stebėti pažangą ir priimti savalaikius sprendimus. Kiekviena organizacija siekianti kuo efektyviau dirbti, turi planuoti savo veiklą. Todėl kiekvieno iš mūsų, kiekvieno policijos bendruomenės nario indėlis ir vaidmuo, ne tik įgyvendinant, bet ir kuriant strateginius ir metinius veiklos planus, yra labai svarbus ir nuoširdžiai vertinamas. Ačiū už jūsų bendradarbiavimą ir už jūsų indėlį.